Šiandien vėl naujas video. Video filmuoju tą pačią dieną, kai pabaigiau ir Madrido vlogą. Bet keičiasi lokacija, keičiasi šalis. Tai dabar esu Aveiro. Ir šiandien turbūt vienas paskutinis toks mano futbolo patirčių Portugalijoje. Tai Portugalija žaidžia prieš Airiją. Tikiuosi žais visos žvaigždės, tikiuosi Ronaldas besi aikštę. Tai stadione, žais Aveiro stadione. Tai nuo mano miestelio čia 5 minučių kelio su autobusais, tada turi persėsti traukinį. Tai parodysiu, kaip viskas vyksta. O dabar, kadangi dar po skrydžio nieko normaliai nevalgiau, tai grįžau, pamiegojau ir iškart čia, tai einu pavalgyti. Nu ką, pavalgiau už 11 eurų, pavalgiau pizzą ir kolas. Dabar reikės pasimti Uberį, nuvažiuoti į stadiką. Šiaip mačiau žmonių su vėliavom, su maikėm Portugalijos, tai turėtų būti labai įdomu. Tai žiūrėsim, kaip bus. Iš miesto reikia dar važiuoti su Uberiu, tai sunkiai kol rado, realiai Uberį, tai tik dabar radau. Ir dar turiu laukti 15 minučių. Tai 15 minučių dabar laukiu Uberio ir tada važiuosim į stadioną. Tai visai įdomu, kaip viskas atrodo. Nes stadioną esu matęs pravažiuojant, nes Uberis įdomu. Nu ką, atvažiavau, žmonių pilna, tiek žmonių nežinau ar buvo kažkada. Visi apsirengę Portugalijos spalvom, maikėm, tikrai nusimato visai geros varžybos. Mačiau sudėtis, Ronaldo žaidžia starte, labai gerai, įmesiu čia sudėtį. Wow. Kažkas nepakartojimo. Antrą kartą gyvenime matysiu Ronaldo.
Nu ką, baigėsi varžybos, Portugalija laimėjo 3-0. Aš šią pabaigą darau jau nebe iš Aveiro, darau iš Avar, iš miesto, į kurį turiu atvažiuoti su traukiniu, kad būtų arčiau iki mano miesto, tai iš miesto, kuriam dirbau ir visai gerai pažįstu. Tai mano kelionė dar nesibaigė, bet video baigėsi čia. Tikrai nepakartotina patirtis, antrą kartą matyti Ronaldo žaidžiant, nežinau, labai esu laimingas ir tikrai portugalų išprotėjimas dėl Ronaldo yra kitokia lyga. Nesu matęs kažko panašaus, kai visi žmonės
taip dievina vieną žmogų, nors ir yra kitos žvaigždės aikšteliai, bet niekam nesvarbu, visi skanduoja Ronaldo vardą ir panašiai. O aš važiuoju namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Labai įtemptos 3-4 dienos buvo. Tikiuosi išėjo visai geras video. Ačiū jums. Iki. Dievas mano teisėjas, spėkas labiausiai negalėjo.